Taip, 20 uždavinys. Taip, apie močiutę ir pieną, pieno riebumą. Taip, būtų galima turbūt apibūdinti trumpai šitą uždavinį. Taip, gerai. Manau, su sąlyga, kas dar nesusipažinot, susipažinsit, dabar perskaitę, o aš iš karto perinu prie uždavinio būtent sprendimo. Taigi, pirmoji šio uždavinio dalis prašo rasti, kiek kilogramų riebalų buvo primelžtame piene. Tai iš tiesų labai paprastai tai randame, kadangi primelžta 12 kg, o riebumas yra 4,25 %, tai tiesiog 12 ir padauginame iš 4,25 ir padalijame iš 100. Tiesiog, kai dauginame, tai turime dauginti iš procentus atitinkančios dalies. Tai va, ir tada gauname, reiškia, 0,51 kg. Taip, skaičiuojame toliau. Antroji dalis, kiek kilogramų grietinėlės močiutė nugriebė. Tai apie grietinėlę, kas yra pasakyta. Pasakyta yra tai, kad jos riebumas yra 20 %. Taip, bet jau šį kartą taip paprastai vienu veiksmu neįspręsime šito uždavinio. Dabar mums reikia pasižymėti, kad tarkime mes nugriebėme x kilogramų grietinėlės. Tuomet riebalų joje yra 0,2 kart x, nes būtent pasakyta, kad 20 % tos grietinėlės riebumas ir yra. Tuomet nugriebus būtent tą grietinėlę, piene lieka būtent 0,51 minus 0,2 kart x kilogramai riebalų, nes mes jau išsiaiškinome pirmoje dalyje, jog būtent riebalų piene yra būtent 51/100 kg. Tai va, o kai mes nugriebėme dar grietinėlę, reiškia, tai tuomet dar sumažėja būtent tų riebalų. Bet aišku, ir pačio pieno lieka mažiau. Tai yra 12 minus x, tai yra tiek, kiek mes nugriebėme grietinėlės. Taigi, dabar mes turėtume viską išreikšti štai taip. Reiškia, likusio pieno riebumas yra 2,5 %, vadinasi, ir rašome, reiškia, kad būtent 2,5 %, reiškia, viso to likusio pieno sudaro kas? Riebalai. Taigi, 0,51 minus 0,2x padalijame iš 12 minus x kart 100 lygu 2,5. Taigi, gauname štai tokią lygtį, kurią įsprendti mes gauname x lygu 1,2. Vadinasi, atsakymas yra, kad močiutė nugriebė 1,2 kg būtent grietinėlės.